Vyrai yra tokie, mes viską žinom, man psichologo nereikia. Aišku. Aš gimiau žinodamas. Nes labakas, žinai, kad eit pas psichologą. Bet tai nebūtinai tu tą turi pajusti, maždaug. Nebūtinai su juo ir gyventi, ir susitikti, gali gyventi ir su kitu. Nu, čia nesėkmės atveju. Nu, tai va, fainas žmogus, žinai. Pagyvensiu iš tu kažkoks fainas žmogus. Tai aš tada turėčiau, nežinau, ką daryti. Kartais, žinai, kartais. Aha. Tiesiog nereikia nieko daryti. Ne, mes kai nieko nedarom, stop, čia apgarystė. Čia nieko nedarau, žinai, nieko nedarau, o viduj... Aš neišbraukiau žmogaus, aš nubraukiau brūkšnį savo gyvenime. Kokį brūkšnį, koks tau jausmas yra tam žmogui? Aš bandau pasakyti, jau maždaug 5 minutės, tik nesėkmingai. O su tavim tai, nu ką, jūs neutraliai galite bendrauti, nebūtinai gyvenime. Mes nebendrauju niekaip, aš jos mačiusi akise nesu. Bet gal ir nereikia. Ramybės linkime, ne veltui. Ne, bet kaip Marija, tu visiškai neįkirtai, apie ką aš šneku. Ta prasme, čia yra wow, įspūdinga. Puikiai atrodo. Dieve, koks gražus visas. Oho. Čia taip sakė, kad kai pas mus ateina vyras į laidą, tai tada išsibalansuoja energetika labai iš karto. Mes išsibalansuojame. Bet vis tiek jūsų yra dauguma, bet kokia atveju. Bet tai labai susicentruoja, taip, žinai, ta mūsų energetika, net mes taip sukaupiam ir nukreipiam į žmogų. Gerai. Tai sveikas atvykęs. Labas. Sveikas merginos. Kaip tu jautiesi dabar, kad mes tave kalbinsim, o ne tu kalbinsim? Puikiai. Man patinka bendrauti ir kalbėtis. Ir kartais visai smagu būti pašnekovo vietai. Ar yra, pavyzdžiui, kažkokių temų, kur nenorėtum, kad liestumėm? Ne, nu tai jeigu bus tema, kur aš nenorėčiau liesti, aš tiesiog gražiai jos neatsakysiu. O mes vis tiek prikipsim ir ištrauksim. Taip, o jūs bandysit, kankinsit. Taip. Čia šiaip toks įdomus dalykas, dėl to, kad, žinai, ta Lietuva maža, bet mes ne per seniausiai kalbėjomės su tavo buvusi antra pusė, čia, žinai, kaip sakant, paskiau kviesim, aišku, ir netos buvusiuosius. Jie visi 3 mielai ateis. Jie yra sąraše. Tau net nebus vietos, kur atsisėsti, žinai. Mes pristumsim kėdžių. Netilpsim. O jeigu pradėtume kviesti ne tik buvusius vyrus ir žmonas, bet dar ir buvusius partnerius, sugyventinius, draugus. Žinok, kad aš turiu tik tai sugyventinius, aš niekur nesiblaškiau gyvenime, aš visą laiką turėjau... Tik susigyvenai. Tik tai susigyvenau, aš gyvenau, pradžio mokykloje negyvenau, bet draugavau 3 metus, nes nu mokykloje ten nepagyvensi. Tada pradėjau studijuoti, tai su Leonardu Pobedonosivu gyvenau 5 metus. Tada gyvenau su Eduardo 8 metus ir su Deividu gyvenau 10 metų. Ta prasme, aš neturėjau jau... Didėja šiek tiek. Žinoma, taip. Tu žiūrėk, dabar sekantis jau gal jau ir iki galo. Bus kokie 12-14? Palauk, nu gal iki galo jau gali. Kokio galo? Aš jau paskutinė. Aš beveik 4-5 metus esu viena, tai man visai kitas irgi etapas toksai yra. Gerai, kokia tavo klausyk istorijos išklotinė? Kokia tavo išklotinė? Aš jau pasakiau, matai viską. Mano išklotinė, jinai šiek tiek paprastesnė. Aš vieną kartą buvau santuokoje, 7 metus, o iki to buvo draugystės, bet negyvendavau kartu. Aš kažkaip tai tą gyvenimą kartu taip labai rimtai žiūrėdavau. Neprieidavau prie to žingsnio ir iš viso buvo tokie metai, kokie 3-4, kuomet buvau labai skaudintas 25 metų po ilgos draugystės. Tai mane vadino 4 mėnesių draugysčių vyru, nes aš kažkaip tai turėjau tokį 4 mėnesių ciklą, kur man visą laiką pasidarydavo baimė, kad tai pavirs kažką rimto ir aš pabėgdavau. Traukdavai tam, kad nevirstų rimtu. Taip, ir aš pasitraukdavau. Ir tai vyko 4 metus, kol pagaliau turbūt viduj susitvarkė viskas. Tai man po kiekvienų tokių sunkių skyrybų reikia 3-4 metų. Ir šiuo metu praėjus 3 metam, aš jau metai... 3 metai praėjo po skyrybų? Taip, jau daugiau, bet jau turiu draugę daugiau nei pusę metų ir dabar aš jaučiuosi pasiruošęs ir gerai. Tai reikia to laiko. Bet tai visiems reikia. Aš visą laiką keliu klausimą, žinau, savo rate keletą pavyzdžių žmonių, kurie taip be pauzių, žinai, pereinant kito žmogaus, tiesiog atrodo, kad netitrūko nuo to prieš tai, žinai, jau naujas. Aš visai, kad žiūriu su tokiu įtarimu, man atrodo, žinai, kažkas labai tame nenormalaus yra. Kompensacinis mechanizmas, nes tu pripratęs būti su kažkuo ir tu keiti tik, kad pakeisti tam, kad nebūti vienišam, nes vienišam būti yra darbas, yra sunku ir, na,
tau yra blogai tuo metu ir tu ieškai užuojautos, ne visada jos randi, ne visi supranta, todėl yra paprasčiau susirasti, na, nesakyčiau bet ką, bet jau šiek tiek bent kažkas tai... Kažkokia partnerė, kažkokia intriga, kažkas, kad... Ir jau geriau, jau tu vakarais ne vienas, jau nereikia galvoti, kaip čia ką daryti ir nereiškia, kad tie santykiai pavyks, bet tu kaip ir, nu, tipo, gerai. Bet man žinai, kad santykiai pavyks, nu, iš ko tu supranti, kad jie turi kažkokią perspektyvą? Žinai, aš turbūt pirmą kartą gyvenime į santykius atėjau racionaliai, be rožinio akinių. Dabar, ne? Aha. Ne nuo lovos prasidėjo? Nebuvo toksai wow, kur tipo, žinai, nuo pirmos savaitės, tai viskas, čia yra gyvenimo meilė, čia visam gyvenimui, man buvo visai kitaip, aš kažkaip žiūrėjau į žmogų, nesunku paaiškinti, kažkaip pamačiau vertybės tos, kurios dažniausiai būna pamatomos po metų. Ir ten, pavyzdžiui, čia labai įdomu dabar. Na, tai kuo užsiima, žinai, kokie ten tėvai, pavyzdžiui, kaip namie jinai tvarkinga, netvarkinga, žinai, koks požiūris į gyvenimą, požiūris į vaikus, į finansus, kaip jinai dėliojasi dieną, ar kaip jinai keliasi, kada jinai keliasi, žinai, kaip aš sugyvenu su to, kiek jinai stengiasi dėl manęs, kiek aš dėl jos stengiasi. Tokie dalykai, kurie, nu, racionalūs, apie kuriuos reikia pagalvoti. Bet čia gal suaugusio žmogaus yra irgi dalykas. Nu, ta prasme, kad... Kaip sugebėjot, nu, ta prasme, ne kaip sugebėjot, kaip nusprendėt gyventi kartu, po kiek laiko? Mes dar negyvenam. Ai, dar negyvenat? Nu kaip, jau galima sakyti gyvenam. Dantų šepetukas jau yra, ar ne? Yra. Tai gyvenat. Maža ką užeisi, žinai, nakčiai. Čia žinai, kaip būna, tas dantų šepetukas atsiranda, taip ryte atsikeli, palauk. Kas čia, iš dantų šepetukas? Nebuvo šito. Klausyk, negalima ištisus mėnesius su terbelė vaikščioti, tai ta prasme, tai kažkokie baziniai momentai. Šiaip aš irgi raginu, žinau, kad kaip ir negyvenam kartu, bet raginu, kad tam tikrus daiktus jau jinai pirkdama dubliuotų. Kad jau būtų, nes, na vis tiek. O tai gerai, kodėl stabdo, pavyzdžiui, kodėl tu, nes aš įsivaizduoju, vis tiek, moteris, nu, ta prasme, čia jokio seksizmo nėra, bet moteris galbūt kažkaip turėtų sulaukti vyro pakvietimo. Kodėl tu nepakvieti? Jis buvo ne vienas, bet mes, mes neskubam tos klausimo, tiesiog natūraliai. Ne, kai vyras sako, mes neskubam, tai jis sako, aš nenoriu. Čia maždaug aš retransliuoju žodžius. Aš suprantu, bet kai vyras sako, nu mes neskubam, mes dar taip, tai jisai nenori, nes, nu, kaip vyras žino, kad jisai turėtų kaip ir pasiūlyti. Aš manau, kad, žinai, tas gyvenimas kartu, tai iš viso čia toksai... Nieko blogo nėra, tiesiog, nu, tu sprendi atsakingai, nes, nu, tu supranti, kad jeigu tu jau pasikviesi ir jūs jau apsispręsit, tu jau neši atsakomybę. Aš labai noriu pasidžiaugti, kad mes šventes švesim kartu. Tai reiškia, kad kartu, tai reiškia, kad mes priėjom tokio kompromiso, jog kūčios vis tiek yra šeimos šventė ir jinai turi savo šeimą, aš turiu savo šeimą ir dažniausiai aš važiuodavau pas savo tėvelį, jinai važiuodavo pas savo mamą, o dabar mes norim kartu ir mes nusprendėm, kad į namus pakviesime jos ir mano šeimą ir švesim visi kartu ir supažindinsime. Tai yra žymiai svarbiau negu oficialiai gyventi kartu, man atrodo. Ir tas, aš iš visur, nu, tai pasakei, žinai, kad mes neskubam. Čia Ineta užbraukė brūkšnį. Jau traukia pagalį. Ne, aš tiesiog logiškai mąstau. Bet man atrodo, kad aš prieš tai jau, žinai, užsiminiau truputėlį to, kad yra, bet tu sakai, žinai, eini protu į tą santykių, žinai, ne tik emocija. Ir man atrodo, kad čia yra brandos požymis, o ne tai, kad tu nenori ar bijai, žinai, bet tu tiesiog atsakingiau vertini dėl to, kad tu turėjau patirčių savo bagažą, žinai, gyvenimo. Ir tu tos sprendimus priėmi, žinai, kažkaip tai, nu, apgalvotai, nes tu žiūri ilgalaikę perspektyvą. Iki galo. Iki galo. Iki galo. Ar tiki, kad yra žmogus, su kuriuo tu iki galo? Aš tikiu, nu aš visą laiką tikėjau, kad tai bus, žinai, gyvenime visko nutinka, tu negali projektuoti į priekį ir, žinai, ten neturim to krištolinio burbulo. Bet, jo, nu, mano tėvų pavyzdys, dėja mama, aišku, paliko šį pasaulį anksti, bet jeigu ne tai, tai jie būtų gyvenę ir toliau, niekada nebuvo net klausimų ten skirtis ar kažką ir pragyveno 20 kelis metus kartu. Tai aš turiu tokį pavyzdį šeimoje. Mano seneliai iš tėčio pusės irgi visą gyvenimą kartu pragyveno ir neturiu pagrindo galvoti, kad taip negali būti. Nors šiais laikais, na, didžiulis procentas skiriasi, net nesenai pats filmavau laidą su teisininkė ir statistika yra, kad 52% yra pasmerkti skirtis. Tai yra pasmerkti skirtis dėl to, kad tokia statistika ir jinai auga. Tai, nu, labai gaila. Ką reikia daryti, kad tie santykiai išliktų?
Nes, tai nėra tie rožiniai akiniai, žinai, visą laiką. Dirbti, žodis toksai, žinai, gal nedaugam patinka, tai aš irgi nesakyčiau dirbti, bet sakyčiau... Bet gerai, jeigu taip girdėti, labai konkrečiai, va ką daryti, girdėti. Girdėti, gal pamiršti, kad kompromisas gali būti tik 100% tavo teisybė, o turi būti abiejų kažkoks tai susitarimas, žinai, ir ne visą laiką reikės daryti tai, kas tau patinka, bet kartais padaryti ir tai, kas patinka tavo partneriui ar partneriai. Ir, žinai, mes ateinam į santykį, kur žmogus jau turi suformuotą kažkokį savo gyvenimą, tu turi suformuotą ir, kažkur reikia nusileisti. Nežinau, tiesiog paprasti dalykai. Faina būtų, jeigu vienas yra ten visiškas vyturys, žinai, keliasi 6 ryto ir tikėtinais labai norėtų, kad ir partneris kartu keltųsi ir jie eitų ten sportuotų ar ten pasivaikščiotų ar dar ką. Bet jeigu tavo sutiktas žmogus, kuris tau absoliučiai viskuo patinka, bet keliasi ten 9, negi dėl to tu kelsi konfliktus. Kiti gal kels konfliktą, ne? Bet tu gali suprasti, kad, okei, gal ne rytais tada mes tą darysim, o vakarais, žinai, ir rasi kompromisą. Dovanų metas. Dovanų metas Amor Devil. Lietuvių kvepalų gamintojai dovanoja tau dovaną, mums taip pat. Galim pasižiūrėti, kas ten viduje. Kol jūs pakuojatės, aš pasakysiu svarbią informaciją, kad šita kompanija švenčia 10 metų jubiliejų ir ta proga dovanoja jums koduką Nusirenk 10, gausite 10% nuolaidą ir pirkdami už 50 eurų Amor Devil svetainėje, amordevil.com, ten gausite dar dovanų automobilių kvapą, kuris yra tikrai labai, kaip Marija pasakytų, amazing. Tada! Pažiūrėk, kokia gražus. Na. Dabar beliko pauostyti, aišku. Amor Devil? Taip. Kur tu bėgi jau čia nuo tų kvepalų, tai... Aš visai nebėgu, klausyk, duok man pauostyti, tu šitą jau. Žinai, kad reikia netrinti rankos į ranką, nes susitraiškiai molekulės. Reikia papurkšti ir taip, žinai, išlaukti. Atleiskit, Amor Devil, sulaužiau molekulės, bet kvepia skaniai. Tai yra esmė. Kad ir susilaužytam. Bet čia dar buvo edukacinis momentas, dėl to, kad iš tikrųjų, kai kvepinamės ant tų vietų, kuriuose pulsuoja kraujotaka. Galima į kirkšnis pasipurkšti. Žodžiu, riešai už ausų. Ir sakoma, kad, žinai, aš tai truputėlį purškiu taip ir tokia dulksna ir ant plaukų, nors atseit plaukam kenkia, bet įsivaizduokit, kiek reikia purkšti, kad pakenktų. Tai, kaip sakant, niekam dar nepakenkė, o Amor Devil, mūsų draugai jau seniai, pasinaudokit būtinai nuolaidą. Ačiū. Tada, o aš ką gavau dovanų? Amor Angel. Ne, aš Angel negavau, bet labai įdomu, ką aš gavau užtat. Gaila, negaliu atidaryti, dėžutės, nes neužkliuota yra. O galiu aš bjauriai? Tai taip. O, va. O, koks buteliukas, o jie, tur koks kutukas. O čia yra namų jau kvapam, erdvėm, tikrai. Madness and Passion. Absoliučiai mūsų laidos tema. Madness and Passion. O net tik arčiau, čia tavo tema. Ne, kaip tik ant... Pūskit. Na, tai jau paminėjai tą laiko sudarinamumą. Ir taip, žinai, tarsi tokia smulkmena, bet man tai kažkaip atrodo, kad tai yra vis dėlto didelis dalykas. Dėl to, kad dienoje, kiek mes esame aktyvūs, tai nėra jau toks, žinai, labai ilgas tas laiko tarpas. Jeigu dar išminusuoja laiką, kada dirba tas žmogus vienas arba kitas arba abudu, žinai, dar nebūtinai tuo pat metu. Ir tada dar jeigu ir keliasi skirtingų metų eina miegoti, tai kada jie, žinai, susitinka, kada jie yra kartu. Dėl to, kad, pavyzdžiui, mano vyras, jisai savaitgaliais labai ilgai dirba, labai vėlai, iki, pavyzdžiui, iki 2, net iki 2:30 nakties. Ir aš, kaip sakant, ne visada sulaukiu tikrai to grįžimo, o gal ir nereikia, žinai, jo laukti. Iš kitos pusės jisai neįtikėtinai anksti keliasi. Bet man neįtikėtinai, mes laidoje turėjom vieną kartą svečią viešinę tiksliau, kuri sakė, kad keliasi anksčiau negu Saulė. Bet jisai, pavyzdžiui, nepaprastai anksti keliasi. Ir tada aš galvoju, žinai, aš ir nesulaukiu tos nakties ir dar žiūrėk miegu ryte. Ir tada man tikrai atrodo, kada, žinai, kaip kompensuoti tą laiką. Tai, pavyzdžiui, tam nėra labai svarbus tas suderinamumas. Čia, žinai, norėčiau tiesiog pažymėti, kad tas suderinamumas turbūt labai svarbus tuo metu, kai
skiriasi labai gyvenimo grafikas. Na, įsivaizduokime, vienas tikrai dirba iki nakties ir, pavyzdžiui, po to miega iki 12, o kitam darbas yra nuo 8 iki 5. Bet taip yra tokių žmonių. Ir tokių yra žmonių, bet tada ir kyla klausimas, juk santykis apie bendravimą. Santykis yra santykis, ne? Ir jeigu tu darbo dienom žmogaus net nematai, realiai, tu keliesi į darbą, jisai miega, tu grįžti, jisai darbe, tu miegi, jisai grįžta. Ir tasme, jūs visą laiką prasilenkėt ir savaitgalį galbūt tas dar turi atsimiegoti, žinai, tu jau kažką tai veiki, ten kažkur išeini su draugais ar pasportuoti ar ką, ir jūs susitinkat ką vieną sekmadienį. Tai, čia jau toks nesantykis. Gal kažkam tinka. Mes pietam kartu. Kiekvieną dieną. Va, matot, jūs randat kompromisą. Tai yra šventas laikas. Ir kaip pietam, man jau šiaip žmonės, kurie mane pažįsta, jau neskambino tuo metu. Nes aš nekeliu ragelio, mes nesėdim telefonuose, aš nežiūriu į telefoną. Tai pietus yra ilgai trunkantis, kokias 2 valandas ir mes, tai yra laikas, žodžiu, šventą pietus. Gerai Italijoje, ne? Pas mus 2 valandas pietus. Ten viskas pagal grafiką. Viskas pagal grafiką. Turi net kokteilį gerti pagal grafiką. Ir nedaug dėlė sumaišysi, ne tą pasakysi. Taip, yra taisyklė. Matai, jūs radot kompromisą, tuo ir fainė santykiai, kad gali vienas kitą suprasti ir rasti kompromisą. Pavyzdžiui, kiekvieną dieną 2 valandas vienas kitam skirti. Kiek iš mūsų klausančių važiuoja viens pas kitą pietauti? Labai retas. Suprantate, tai ir yra tas išklausimas, girdėjimas, būtent ieškojimas variantų būti kartu. Taip, tai žinai, čia tu randi pagal savo galimybės. Mes, žinai, mums tas laikas yra kaip patogus iš principo, mes jį susiderinam, kitiems žmonėms labai gerai pastebėjai, kad ne visi gal tai gali daryti, tada reikia surasti kažkokį tai kitą, žinai, ar tai vakarieniavimas kartu, ar tai, vis tiek yra kažkada tai laikas, nes, kažkada nori pabūti, žinai, o dėl kokios priežasties. Bet turbūt, žinai, aš šiek tiek atitolčiau nuo laiko ir tiesiog pereičiau prie to suderinamumo kitaip. Žinai, kiekvienas žmogus turi savų dalykų, kurie jiems svarbus. Kažkam yra svarbu, tos yra 5 meilės kalbos. Kažkam yra svarbu, žinai, mažos dovanėlės. Ir, pavyzdžiui, gali būti vyras atėjęs iš tokio gyvenimo, kur tėvai tokio pavyzdžio nerodė. Jam tai yra nesvarbu, bet jeigu jisai žino, kad jo draugiai, partneriai yra labai svarbu tos mažos staigmenos, dovanėlės, dėmesys. Tavo partneriai labai pasisekė iš tikrųjų. Ir jisai... Vyras išmanantis šitos dalykus, žinai. Ir jisai tada girdėdamas, tai jisai gali net užsirašyti grafiką. Kartai 2 savaitės padovanot gėlių. Ir tą daryti tik tam, kad stebinti ir palaikyti tą ryšį. Arba kiekvieną. Visiškai teisingai. Kažkam labai svarbu, nežinau, vyrui galbūt labai svarbu tenai skanus maistas. Ir moteris, tarkim, jį mylėdama, gali išmokti tiesiog gaminti tai, kas jam patinka ir jį stebinti tom vakarienėm. Tai kokia tavo meilės kalba yra? Mano, sakyčiau... Iš ko tu supranti, kad tave myli? Buvimas kartu ir dėmesys. Ne tai, kad... Palaikymo žodžiai. Ne, paslaugumas toksai, žinai, dėmesys tuo, kad kažkaip pasirūpint tuo, ką aš, pavyzdžiui, ten, žinai, aš mėgstu kavą ir va taip padarys kavą, kaip aš mėgstu ir man toks yra taip geras, žinai. Taip, tada supranti, kad tave myli. Taip, žino, kad dėmesys yra, žinai, pastebi, kas man patinka ir tai va man čia yra mano meilės kalba. O jūs apkalbėję šitą dalyką esat su ja? Esam apie tai kalbėję. Esat kalbėję, kad... Nes labai faina realiai iškalbėti, suprasti tą... Aš žinau, kad jos kalba yra buvimas kartu, kokybiško laiko leidimas. Tai mes dažnai išeinam kažkur tai pavakarieniauti, papietauti, į kiną, kartu kartais tiesiog gulim ant sofos, žiūrim ten draugų serialą, jai labai patinka, žinai, ir tiesiog tas buvimas kartu, kokybiškai veikiant tai, kas ar vienam ar kitam patinka. Tai va, tas labai svarbu, žinai, galbūt aš tą vakarą mieliau, nežinau, kažką kito veikčiau, bet aš žinau, kad jai tai svarbu ir kad tą laiką aš, va, kaip man patiko tavo išsireiškimas, išjungiu telefoną, nekreipiu dėmesio, čia labai svarbu. Šiais laikais žmonės tiesiog nuo telefono negali atsikabinti. Tai aš irgi turiu taisyklę, aš užverčiu telefoną ir į šoną. Ir viskas. Ir mes tada vakarą leidžiam kartu. Aš neatrašinėju žinutės niekam. Toks lėktuvo režimas, žinokit, yra labai geras daiktas. O dėl ko jinai yra ypatingesnė negu visos kitos planetos moteris? Turbūt labai daug yra dalykų, kurie man joje patinka, sukeldami tą santykio ramybę. Apie tai, kad nereikia galvoti, kas kaip bus, nes viskas eina taip, kaip turi būti. Žinai, aš turiu tokių ydų, bet atėjusiu, čia viskas mums iš vaikystės ateina. Žinai, pavyzdžiui, mano mama buvo super pedantė, o aš vaikystėje buvau visiškas anarchistas ir aš buvau prieš. Žinai,
jinai tvarkykis, o aš maištavau. Ne, aš specialiai šiukšlindavau ir tada viskas apsivertė taip, kad man tvarka tapo labai svarbi. Ir aš pastengiuosi tvarkingai gyventi, aš nekenčiu tvarkytis. Dėl tos priežasties, jog aš nekenčiu tvarkytis, aš gyvenu tvarkingai. Taip, aš šitą žinau. Labai gerai, savim pasirūpinti. Jeigu tu nesujauki, tau nereikia tvarkyti. Būtent, tu teisi, žinai. Ir tas bendravimas toks, žinai, ir aš žiūriu, kad jinai irgi taip, žinai, elgesi vienaip, elgesi taip toliau. Ir man tikrai nesunku, žinai, eiti ir indus suplauti. Bet matau, kad ir jinai suplauna. Žinai, nėra taip, kad numestų va ir tipo, kažkas turi padaryti. Ir man toksai pagarbos, žinai, pagarbos kalba tarpusavį. Nėra tas dalinimasis, kad dabar šiandien tu plauni. Koks kakas turi, žinai. Tiesiog tu esi prie kriauklės, tu ir padarėjai, žinai. Tu malonų padarėjai. Grįžai anksčiau valgyti pagaminai. Ir va tokie dalykai, kad jie kažkaip natūraliai vyksta, net be jokių apkalbinėjimų, žinai, tokio apsitarimų. Ar santuokai pradžioj irgi tai buvo? Ir paskui kažkas keitėsi? Ar iš karto buvo aišku, kad ne taip viskas vyksta? Nu, ta prasme, ar turėjai kažkokį tai, būna susipažįsti su žmogum? Ir aš galiu pasakyti pagal save, iš karto aš jutau, pavyzdžiui, dabar atsitraukusią, nelaikė po visų skirybų, po visko, aš iš karto dabar galiu jau išvelgti, kad aš jau tada turėjau tą pojūtį, kad kažkas yra jau ne taip. Bet tu nenori to matyti, tau gali kažkas ir pasakyti. Nes rožėm klotas kelias. Nes atrodo, palauk, čia dar viską mes čia sutvarkysim, viską padarysim, žinai, praeisim. Pasikeis. Arba aš jį pakeisiu, arba aš ją pakeisiu, čia klasika. Bet, žinai, aš čia du dalykus matau. Vienas dalykas sutinku, mažiau patirties, matai santykius visiškai kitaip, užmerkia akis ant tau svarbių dalykų, nes galvoji, kad pasikeis, nepasikeis. Nereikia užsimerkti. Nebent pats norės keisti žmogus. Nebent pats norės. Gali kažkiek, tai žinai. Bet įtakotas, ta prasme, kad pats nori pokytį daryti. Pats nori, tai žinau. O kitas dalykas - amžius, branda. Tai žinai, tai man buvo, kai aš vedžiau 30, dabar man 40. Žinai, per šitus 10 metų labai daug kas pasikeitė. Aš visai kitaip pradėjau matyti viską. Aš pradėjau matyti ir patį santykį kitaip, ir vertinti moterį kitaip, ir vertinti pats save kitaip. Man dabar toks atrodo supratimas, ant kiek mes turim būti, neturim būti, bet ant kiek tas dėkingumas iškyla tam žmogui, su kuriuo pragyveni, žinai, nes, pavyzdžiui, kai sako, išsiskiri ir tada šakės ant peilių eini ir paskui supranti, kad dėka šito, aš, pavyzdžiui, atsirandu tavo gyvenime kaip nauja moteris ir nekenčiu tos buvusios, nes būna tas toksai, kad, tipo, ne, aš dabar pirma esu, o ne mes išardom tą tvarką, nes jinai buvo pirma ir aš esu antra. Ir tas dėkingumo jausmas jai, kad dėka jos buvimo su tavim, dabar aš turiu tave tokioj kokybei kitoj, ta prasme, žinai. Teisybė. Žinai, aš turiu ir aš esu jau kitoj kokybei su tuo nauju žmogum, dėka tų santykių, žinai, kokie jie bebūtų. Bet čia yra vienas bet. Koksai? Su ta sąlyga, kad ypač vyrai. Gerai, čia galima pažymėti, nes moteris jos linkusios yra vyrai. Moteris jos yra linkusios domėtis. Aš matau iš savo laidų, kurias kuriu, žinai, pavyzdžiui, psichologinės laidas, tai 70-80% žiūri moteris. Taip. Vyrai yra tokie, mes viską žinom, man psichologo nereikia. Aš gimiau žinodamas. Nes labakas, žinai, kad eit pas psichologą. Tai vat vyras, kuris užsiims savigudą ir pradės domėtis, skaityti ir biškį tą ego nustums kažkur kitur, žinai, tą tokį alfą, ir pradės savim užsiimti, tikėtina, kad tu ir gausi tą tokį jau tobulesnį variantą. Bet yra tų, kurie, žinai, to nepripažįsta ir jie nesikeičia, ir jie neskaito, ir jie nesidomi, tai jie ir užstringa tame, jie net nesupranta, kas buvo blogai, jie galvoja, kad viskas buvo gerai, taigi aš gimiau gerai, 30-40 metų viskas gerai ir čia aš niekuo nekaltas. Taip. Žinai, tai tokį paėmus tu geresnio varianto negausi ir nėra už ką dėkoti, nes tiesiog nebus už ką. Aš manau, kad jis nebus geresnis variantas. Bet aš galiu dėkoti savo, ta prasme, per savo supratimą, kad aš buvau to žmogaus šviesoj ir aš supratau, pavyzdžiui, kiek aš savęs negerbiau, kiek aš nenustačiau savo ribų. Bet aš kalbu apie tai, kad jeigu tu tokį sutinkėjau po skyrybų,
tai tu negausi geresnio varianto, žinai. Tai, bet šiuo Bet gaunam metu... variantą tiek, kiek mes esame, aš įsivaizduoju, pasiruošę patys eiti naują kokybę. Bet žinai, žmonės labai skirtingais motyvais vedami, kurie sekančius santykius. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie nori kažko visiškai priešingo tada, negu buvo prieš tai, na, tarkim, lyginimo. Irgi maištavimas. Ta prasme, kad tada jau visiškai kitokį žmogų, nu, ten, žinai, jeigu mane įskaudino ir ten tas žmogus turėjo kažkokias tokias vienokias kitokias savybės, tada jau visiškai kitokį. Arba kaip tik, tenais neišsipildžiusi meilė buvo tokia, tai ieškau panašaus, maždaug dar antro šanso pabandyti kažką tai kitaip. Tai, žinai, kiekvienas labai skirtingai. Čia yra vienas dalykas, ko aš noriu ir ką aš įsivaizduoju, kad aš keičiu, o iš tikrųjų tai nuo vilko ant meškos. Klausykit, Gentle Day yra mūsų draugai ir paprastai mes visą laiką komunikuojame apie tai, kad tai yra produkcija moteriams, bet iš tikrųjų, kas nėra, žinai, gyvenime norėjęs pačios švelniausias, kokie tik egzistuoja servetėlės. Žinok, tokio švelnumo dar nesiturėjęs, bet tikrai. Žinai, kas yra, klausyk, švelniausia, ką tu esi lietęs gyvenime? Nu tikrai jau Gentle Day. Ne, bet iš tikrųjų, žinok. Bet tai klausyk, žinai, aš tau pasakysiu, žinok, čia tikrai yra švelniausios servetėlės. Kur jūs buvote prieš 2 savaitės, kai sirgau? Nes, žinok, nieko čia tau profilaktiškai sekančiam kartui, žiūrėk. Ne, tavai be ligų. Čia jeigu kartais užkluptų, o šiaip... Džiaugsmo ašarom, švelniai nusivalyti. Gal tu norėsi dar šito tokio rausvo apmeksto indelio? Čia irgi man? Taip. Taigi parneši mergaitai. Nosinaitė su alijošim ir glicerinu, kurios ypač švelniai pasirūpina jautria oda, sloguojant ar tiesiog sausinant valant veidą ar rankas. O suyrančios bekvapės drėgnos servetėlės pravers bet kur ir bet kada. Įsimesti kišenę, kuprinę, mašiną ir visada turi, kai reikia pasivalyti odą. Tai klausykit, kas būtų patikėjęs, kad Artūrui tai patiks Gentle Day produkcija, tai žodžiu pasinaudokite mūsų nuolaidos kodų. Tai yra nusirenk 20. O kaip jūs galvojate su tais panašumais? Vat man dabar, aš klausau tavęs. Man tai atrodo, kad mes didelę klaidą darom, kai ieškom panašių žmonių. Panašių, aš nežinau. Panašių, pavyzdžiui, kad hobiai būtų panašus, kad... Į save panašių? Taip, kad veiklos panašios, kad pomėgiai tie patys būtų, kad net maistas toks pat. Žinai, kai ieškom, nu bet man su juo tai faina, mes kartu ten tą darom, mes kartu sportuojam, mes kartu mėgstam tokius filmus, mes kartu ten tą darom. Neturėjau tokio. Neturėjai? Bet aš girdžiu tiesiog, kad žmonės to siekia. Bet aš, pažiūrėjau, nenoriu su savimi gyventi. Aš, ta prasme, neturiu... Ką ir noriu pasakyti, kad tu, kai susirandi panašų žmogų, tai tada sieja tie dalykai. Ir neduok Dieve, tas žmogus po 3 metų supranta, kad tu žinai, blemba, man tai nepatinka teniso žaisti. O jūs siejo tenisas. Ir jūs ten 7 kartus į savaitę teniso žaidėt. Ir jisai vieną kartą pasako, žinai, aš tai einu dabar slidėm čia žinėt. Ir tada jisai ar jinai praranda partnerį. Ir tada galvoja, palauk. Tai mūsų nebesieja niekas, nes tas dalykas siejantis dingo, o jie tarpusavį tai vienas su kitu. Žinai, jeigu žmonės sieja tik tai hobis, tai čia jau iš viso tada yra bėda, bet šitą nu, dėl to, kad, pažiūrėjau, tarkim, mano vyras visą gyvenimą slidinėjo ir jam tai buvo, nu, tikrai, vat... Fulvijos slidinėja. Negaliu patikėti. O tu? Galiu patikėti. Galiu patikėti, nes tai tiesa. Bet aš niekada gyvenime nesustovėjęs ant slidžių, aš to nedariau, nebandžiau, nemoku ir bijau, ir žodžiu, ir aš raukščiau bijau, ir žodžiu, man ten daug klausimų yra, dėl ko man tas slidinėjimas svetimas atrodo. Bet aš, pavyzdžiui, labai liūdžiu dėl to, kad aš, ta prasme, aš kovoju, nes aš žinau, kad jis norėtų iš tikrųjų sėdėti su manim. Ir aš labai kalbinu visai, kaip sukūriu tą situaciją, kad jisai kažkaip, jisai šiuo metu slidinėja, kai mes čia kalbamės. Ir aš labai džiaugiuosi dėl to ir aš stengiuosi sukurti jam tas aplinkybės, kad jisai galėtų pasimėgauti to hobiu. Ir labai pati skatinu ir sakiau, kad dabar grįšiu gruodžio vidury į Florenciją ir sakau, važiuojam į kalnus keliom dienom, sakau, nu, aš nečiuošiu nuo to kalno, bet aš užkilsiu su tavimi kalno viršų ir aš ten, žodžiu, savo sėdėsiu, gersiu karštą šokoladą ir, žodžiu... Ne pats blogiausias variantas. Tikrai. Aš klausau visai neblogai, jinai čia kompromisą rado. Ne, tai žinok, aš taip ir padariau, bet mano situacija... Bet aš noriu, kad jisai slidinėtų, supranti, ir aš, pavyzdžiui, liūdžiu, kad aš to negaliu pasidalinti jo tą, žinai... Tu gali tiesiog stotis ir bandyti. Ne, bet aš nebūtinai turiu čiuošti, va čia irgi, aišku, klausimas. Aš nemanau, kad čia yra, žinai, šita mano tokia, žinai, auka, kad jinai yra reikalinga. Ne, aš lipu į tą kalną būti kartu su juo tam kalne ir jis tegu čiuožia pirmyn atgal aplink mane ir viskas yra nuostabu. Šaunuolė. O blogas pavyzdys būtų, žinai, ir vėl jisai su savo tom slidėm. Tu užknisai, kiek tu gali slidinėti. Nu, ta prasme, o tai mes galim kartu kažką nuveikti.
Va čia būtų, žinai, čia priekaištavimas ir blogas pavyzdys, bet tokių yra daug variantų. Taigi šis nuvažiuosim ant kalno, kitą savaitę nueisim paveikti ką aš noriu operas eiti žiūrėti. Pavyzdžiui, jisai dabar visai neseniai man paskambino ir sako, aš jau gatvė, aš pamačiau Traviatos premjerą, Marija, žiūrėk, einam į tą premjerą ir aš žiūriu, jie tautai einam. Ir tada, supranti, ir tai viskas yra nuostabu. Man atrodo, gyvenimas iš tikrųjų yra sąlyginai labai paprastas. Jeigu tu, ta prasme, sugebi būti dėmesingas tiesiog žmogui kitam, tai ta prasme, tai tu va taip ir, žinai, ir eini per tą gyvenimą kartu. Ir man atrodo, kad šiandien nėra taip viskas labai labai sudėtinga. Neaukštoji matematika tikrai. Ar tiki, kad yra tie soulmate ar sielos dvyniai? Nežinau, turbūt pas nepatyriau, tai negaliu atsakyti šitą klausimą. Dieve, tu dabar santykiuose ir sakai, kad to nepatyrai? Nu, aš gi sakiau racionaliai. Tai gal ilga meilė, gal jinai turi, žinai, savo skirtingus etapus. Racionalumas nėra iš to tokio atsargumo, kad nepulti stačia galva, ne? Oi, pripažįstu, taip ir buvo, aišku, tai ilgas buvo įėjimas į tą bendravimą, tai po truputį, nes... Tai tikrai yra tokia baimė, kad dabar jau įsipareigoti, kaip ir pripažinti, kad jau pora... Nu, aš manau, kad tai yra didelė atsakomybė, supranti... O pasiūlyi draugauti, ar kaip, nuo kada nusprendėt, kad jau... Vat čia ir buvo sunkiausia, kad, žinai, mes juokiamės, o tai kada tas atskaitos taškas, žinai, iš viso juokiamės, sakau, tai kada mes pradėjom draugauti, sako, nežinau, bet mes jau beveik kartu gyvenam, tai mes jau tą etapą prašokom. Bet, pažiūrėjau, tu pasakai, žinai, kad jisai neįvardėjo dabar, kad tai yra, žinai, o ar tu tą pačią sekundę turi tą pajus, nu, pažiūrėjau, aš iš karto, žinai, į save atsisuku, kol tas klausimas, ir aš galvoju, ar aš sutikau savo vyrą, ir aš pagalvoju, tai mano, žinai, sielos brolis ir ten mano, žinai, amžinas partneris gyvenimo. Aš taip nepasijutau tą pačią sekundę, kai mes susitikom. Aš gal net ir pirmus kelis metus nepajutau to. Aš tik klausiu, tai to prasme, kad tai... Klausiu, ar, tikite tuo, kad egzistuoja tai? Aišku. Bet tai nebūtinai tu tą turi pajusti. Nebūtinai su juo ir gyventi, ir susitikti, gali gyventi ir su kitu. Nu, čia nesėkmės atveju. Nu, tai va, fainas žmogus, žinai. Pagyvensiu iš tu kažkoks fainas žmogus. Nes, žinai, kai tu tiki tuo, tu tada tampi, aš įsivaizduoju, daugiau toksai, ant tikrinimo, ant tokios įtampos, jeigu yra kažkoks tikėjimas tuo, kad kažkas yra tokio, žinai, kur tu tiesiog žiūri ir tau yra toks, wow, atrodo, kad tu turi kažką ypatingo pajausti nuo pirmo susitikimo. Čia visi, žinai, sako, o kaip žinoti, kad čia tas žmogus? Jo. Kažką turi pajausti. Aš manau, kad čia toks šiek tiek perdėtas, žinai, dalykas. Tu neturi kažko tai tokio pajausto. Man tai iš viso su kiekviena diena, su kiekviena savaitė vis labiau patinka jinai. Ir man vis kuo toliau, tuo labiau aš matau daugiau. Taip ir turėtų, man atrodo. Taip, tai taip ir yra. Atvirkščiai, kad ne pirmą dieną tu ten viską pamatai, atrodo, kad fantastika, o po to tik blogyn. Man tai atrodo atvirkščiai turėtų viskas tik geryn. Aš norėjau sakyti, kad mano pavyzdžiui, pavyzdys yra mūsų atvirkštiniai santykiai. Mes nežmoniškai pykomės per pirmosius metus, kai mes susipažinom. Mes ištisai pykdavomės. Ta prasme, mūsų buvo tiesiog pyktis ir aš galvoju, kodėl mes iš viso buvom kartu. Čia apsitrinimas buvo. Ta prasme, kodėl mes iš viso buvom kartu. Kas mus vertė kartu? Žiūrėk, čia parašyta snail tail. Įsižiūrėk. Sraigės uodega. Greičiau, taigi aptaškysiu visą tavo, ne ant liežuvio, o po liežuvio, matai? Per vėlai tą pasakėjai. Kaip tu, net nežinai, tu nevartoji šitų grybų. Iš kito žmogaus rankų dar ne. O pati aš moku gėrio produkciją Kanova suvartoti tikrai ir neapsidrapščius visą. Žiūrėk, viskas, nieko nesimato. Ne, tai tikrai dar geriau negu buvo prieš tai. Klausykit, jūs mus žinot, mes Kanova produkciją naudojam. Ir gėrių dalinamės ir su kitais, o aš tau noriu pasidalinti, žinau, kad esu grybukų ambasadorė absoliučiai, aš jau net nesikišu į šitą dalį, nes čia tiesiog išskyrus kaip skanu iš tikrųjų. Va, limituotas, tu šitą dar nesiragavusi ir aš nesuragavusi. Po mažiuką. Po didžiuką, dėl to, kad fermentuotas spanguolių gėrimas yra limited edition, tai jisai, kaip sakant, amžinai nebus protyboje, nebent pasiteisins labai ir visi labai norės, bet aš to negalėjau pasakyti, nes nežinau, ar tai tiesa. Bet gėris yra mūsų draugai, gėrio mes linkim visiems. Ir aš žinau, kad tu rytais, aš tai vakarais, o kai susitinkam vidury dienos. Ojei. Klausykit, pasinaudokit mūsų nuolaidos kodu. Nusirenk 20. Keliaukite šitą puslapį ir atsineškit gėrį į savo gyvenimą.
Ir jeigu neturite dar dovanų, tai žinokit, kad dovanos gali būti ir sveikatinimo prasme teisingos. Spanguolės kalėdų periodo skonis, bent jau man. Mandarinai ir spanguolės. Mandarinai. Bet spanguolės labiau. Tai žodžiu, padovanokit gėrio savo artimiesiems ir draugams. Pridėkit prie dovanos arba padarykite dovaną vien iš Kanumo produkcijos. Nu pasikalbam, žiūrėk, kas čia įvyko. Mes tikrai turėsime apie tai pasikalbėti, aš manau, gal net ir ilgiau negu tu norėtum. Aš jau galvau, geriau išgėrė, tai bus pavirto geresnė, bet pasirodo, ne. Tai va, tai aš dabar, žinai, taip žiūriu atgal ir galvoju, nu kaip mes, žinai, kas buvo mūsų motyvas, kodėl mes laikėmės įsikibę to, žinai, tos meilės, jeigu mums buvo taip, ar šita meilė tokia. Ir mes, suprantate, su kiekvienais metais kažkaip tai, nu va, taip vis kažkaip vis mažiau, ir aš dabar kažkada visai neseniai, taip jam sakau, su ko tu pastebėsi, kad mes kažkaip iš vis nesipykstam. Ir taip ir retai tas pyktis kažkoks yra, ir jeigu jisai dabar jau tapo tokiu kažkokiu tai argumentuotą, žinai, tada pokalbio apie tai, žinai, kas ten kažkas. Ir žiūrime, mes visiškai nebedaužom durim, na, aišku, dabar neturim durų, bet mūsų architektūriškai. Irgi sprendimus. Architektūriškai būtų. Yra tikrai tos išeinamos, dienos. Nu, pažiūrėjau, tasgi būtų galima užtrenkti ir išeiti. Bet jau čia tada jau būtų, jau, žinai. Bet mes pro arkas vaikštom, žinai, dabar. Aš, žinai, galvoju, kad čia dar vieną tokį dalyką galima pastebėti dabartiniai santykių rinkoje, jeigu taip galima pavadinti, su to greitu įsimylėjimu. Ir dabar, kai socialiniai medijoje visi mėgsta girtis, gal pas mus tiesiog yra pernelyg, kaip čia angliškas žodis, oversaturated, padėkit man, merginos. Kažkas esu, nežinau, kalba. Per daug perteklinai rodoma ta, žinai, santykių tema, kad kažkas su kažkuo susipažino, savaitę pabendravo ir jau meilė, žinai, praeina metų skyrybos. Ir va šitas... Žurnalistai tą išpučia. Ne, bet žmonės, tai kurie, žinok, yra ir nežinomi, ir jie tai daro. Bet tai dalinasi socialiniai medijai, nuotraukos dedasi, taip toliau. Tai tuo metu jie taip atrodo. Ne visai netrodo, aš įdėjau mūsų nuotrauką per vestuves. Tai yra po 6 metų kartu. Aš sakau, kad žmonės tie, kurie įdeda tuo metu, kai jie yra ant to bangos, tai jiems taip ir yra. Bet aš tu sakau, aš įdėjau po 6 metų. Tai čia tu. Nuotrauką. Aš irgi dar nedėjau. Nedėjai nuotraukos? Tau dar 5,5. Jinai dar yra, ta prasme, šešėlyje, tu dar neapsisprendei. Šešėlyje, jinai yra širdį. Reikia viską padaryti. Tu labai mano, tik tai man. Saugai. Aš turiu viską perfrazuoti visą laiką, nes čia yra kalėdos artėja ir aš turiu įnešti šitą poziciją. Tai gerai, dabar ant kalėdų, ant tų tokių gražių emocijų, kai žinai vis tiek, kaip tu, ar pavyzdžiui, per tokias svarbes, tokias fainas, mielas šventes, tu pasveikini savo buvusią. Aš esu kažką girdėjus apie tai. Man šitą girdėjote kažkur tema. Gal norėtum perduoti linkėjimus, pavyzdžiui, kokius. Man atrodo, aš priminsiu mūsų žiūrovomis, mes visai neseniai turėjome pokalbį. Ir Ineta dedikavo tikrai gerą dalį mūsų laidos. Bet tai plačiai. Analizai apie tai, jog Artūras nesveikina savo buvusios partnerės gyvenimo gimimo dienos proga. Ir tada išaiškėjo, kad čia vis dėlto ne visai viskas. Čia ne apie tą žmogų kalbėjau. Tiesiog pasirodo, kad tas susipainiojo. Aš susipainioju. Ką jau padarysi? Dėl to, kad aš vis tiek išgirdau iš mūsų pokalbio, matai, dėl to ir sublikavo, aš išgirdau vis tiek tokį santykį, kad, tipo, nu ne, čia neišspręsta situacija yra. Tik, žodžiu, pasakykim, kur tiesa. Tai dabar pasakyk, ar tu turi tą tokį harmoningą santykį ir aš visgi pamelavau apie tave, ar jūs Aš manau, kad tu nemelavai, nu tas pamelavai, kad tai buvo apie mane, tai buvo ne apie mane, tai buvo apie kitą žmogų, bet šiaip apie buvusius santykius, tai aš turbūt nepalaikau, na nesakyčiau, kad nepalaikau, bet tiesiog niekas nesieja gyvenimu, tai nei aš palaikau santykius su to merginom, su kuriuom aš draugavau 25 metų, 27 metų, ar su buvusia žmona. Bet santokoj buvai su ja? Nu taip, bet aš galiu pasakyti, kad santokos skyrybos buvo sunkiausios palyginus to 7 metus. 7 metai jūs buvot kartu visada. Ir dabar jūs nebeturit būti jokie romantiški partneriai, absoliučiai kaip ir nieko bendro. Aš manau, kad galim iš vis jokie partneriai nebūti. O kodėl, ta prasme, tai yra tavo gyvenimo 7 metai ir tas žmogus tampa visiškai niekas absoliučiai?
Man labai keista, kaip taip išmesti visiškai kaip Aš žinai, savo pusėje, aš nesveikinu savo buvusių, žinai, kaip yra, nei su kalėdom, nei su gimtadieniu. yra Tu negyvenai skirtingos 7 metus su Pavyzdžiui, žmogum santokoje Why? ir nebuvai išsiskyrusi, ar Pavyzdžiui, ne? aš turiu kelis pavyzdžius ir aš galiu papasakoti. Taip, ne? taip, taip. Aš Jo, turiu jo, jo. pavyzdį iš savo šeimos, Taip. kuomet mano mamos amžinatilsi buvęs vyras bendravo su mano tėčiu. Ir netgi mamai mirus, mes pasivažiuodavom į Vengriją ir pasibendraudavom. Tuo tarpu turiu iš tėčio pusės pavyzdį, kuris bendrauja su viena savo buvusią žmoną ir iki šiol, o su kita buvusią žmoną turbūt netakių kontaktų nepalaikytų. Žinai, Yra labai skirtingos, žinai, skyrybos ir išeigos. Ir tai ne vieno žmogaus sprendimas. Aš kalbu ne sprendimas. apie bendravimą ir konkretų susitikimą, aš kalbu tik tai apie tavo jauseną ir santykį į tą žmogų. Žinai, yra vienas dalykas, kai tu tiesiog, aš įsivaizduoju, kad mes ir neturime toliau nutraukus santykiam bendrauti ar kažkaip komunikuoti ar kažką, bet vidinis jausmas į tą žmogų, koks jisai yra. Va čia esmė, aš įsivaizduoju, yra. Žinai, Tai vėlgi tai priklauso labai nuo to, kaip žmonės išsiskiria. O kodėl? Tai todėl, kodėl? Didelis skirtumas, kaip išsiskiria nuo to ir jausmas priklauso. Aš žinok, jeigu aš galvočiau, kaip aš išsiskyriau, tai ta prasme, tai aš tada turėčiau, nežinau, ką daryti. Kartais, žinai, kartais. Aha. Tiesiog nereikia nieko daryti. Ne, mes kai nieko nedarom, stop, čia apgarystė. Čia nieko nedarau, Žinai, nieko kodėl? nedarau, o viduj... Ne, tai kad ir viduj nieko nėra. Bet, man, kaip nėra? pavyzdžiui, net, žiūrėk, nuoširdžiai, aš tikrai nuoširdžiai negalvoju. Aš dabar, žinai, ko mes kalbame, vėlgi, Klausyk, Marija, mes kalbam visiškai apie kitus dalykus. Mes nekalbam apie tavo prieš tai buvusią santuoką 7 metus. Bet nebūtinai tu turi būti santuokoje, kad tau tas žmogus būtų svarbus. Tu pati esi pavyzdys to. 7 metus tu buvai su kažkuo, kad... Nes kai sukanka 7, tada yra jau rimta. Ne, apskritai, ta prasme, jeigu tu esi kažkur ten padraugavus, negyvenus, neturėjus kažkokio tokio ryšio. Aš gyvenau 3,5 metų, čia yra gerai ar nepakankamai? Ne, aš neku apie žmogaus santyki po to, kai tu su to žmogum praleidi tikrai... Tai aš bandau pasakyti. Ar 3, ar 5, ar nesvarbu kiek. Tai aš bandau pasakyti. Santyki. Nes mums atrodo, kad po skyrybų, jeigu pjaunasi gerklės viens kitam, čia yra normalu, nes taip ir yra. Negalima bendrauti po skyrybų, apskritai negalima, suprantat? Kodėl tu taip absoliutini? Žiūrėk, aš neabsoliutinu, aš tik sakau vieną variantą. Kitas variantas yra, kai tu sutari, pavyzdžiui, vakar su Deividu stovim Bigo aikštelį ir mes šnekamės. Ir eina žmonės ir taip, o Dieve, jie šnekas. Visa Lietuva jau žino, kad jūs šnekatės. Kaip šnekas, jie bendrauja, jie tipo nieko, žinai. Tai žiūrėk, yra keli dalykai. Tave sieja vaikai. Irgi esminis momentas. Kitas dalykas, kai nieks nesieja. Absoliučiai. Tai yra žmogus, kuris tavo gyvenime daugiau nefigūruoja. Ir tiesiog, pavyzdžiui, kaip ir tu sakei, aš sėdžiu, žinai, ir aš esu jau kitose santykiuose, mano gyvenime yra visai kiti žmonės. Tu išbraukiai, ta prasme, teisingai suprantu, tu išbraukiai ir to žmogaus nebėra visiškai... Pamatysiu gatvėje, pasisveikinsiu, bet tu įsivaizduok. Aš neišbraukiau žmogaus, aš nubraukiau brūkšnį savo gyvenime. Kokį brūkšnį, koks tau jausmas yra tam žmogui? Aš bandau pasakyti, jau maždaug 5 minutės, tik nesėkmingai. Laikas grožiui, Ineta, mes likom su tavimi dviese, nes mums to grožio labiausiai reikia, kad čia, žinai, atlaikyti viską. Dievas čia klausyk, keliame yra mūsų draugai, jau seniai aš bandau pasiekti. Esmė dabar yra tokia, ką aš tau noriu papasakoti. Yra jų naujas ir ypatingai intensyvios, žodžiu, sudėties ir veiklos serumas veidui. Kas yra esmė? Drėkinimas ir efektas, kuris matosi labai labai greitai, nes jame yra juodosios arbatos fermentų, vitaminų, noriu pamatyti tą efektą. C ir E ir peptidų. Visai nepokštas, aš jau jį turiu. Čia dabar mes tik tai jums pristatom, tik tai dabar. Bet aš tai jau jį turiu seniai ir jau esu bandžius ir netgi šiandien. O, geras toks kaip vandenukas. Nu, nes jo tikslas yra, kaip sakant, padėti, bet nesimatyti. Tai va, žodžiu, o LM šiaip tai yra lietuvių prekinis ženklas ir jau daugiau negu 10 metų veikiantis. Ir prekiaujam jų visą produkciją ir mūsų kaukės jau pažįstat, mes dovanojam ir savo svečiam. Labai noriu kreipti dėmesį tiem, kurie turi probleminę odą, ypatingai jeigu riebi labai oda arba aknės netgi pažįsta, tai tada rekomenduotume tikrai šitas. O šiaip tai kaukės yra grožio palydovas lakštinės, dėl to, kad jas reikėtų bent jau porą kartų savaitėje užsidėti. O aš tai visada prieš filmavimus, visada prieš renginius ir visada, kada skiriu laiko savo. Klausyk, ar tu žinojai, kad čia yra snieginių dumblių sudėty? Išlysk iš telefono.
Tu gali net nesužinoti ir neatsimint paskiau to. Snieginių dumblių. Aš tik žinau, kad šitos kaukės yra labai fainos, nes yra įvairiausių kaukių, bet šitos kaukės man patinka, nes jos tokios nelipšnios, tokios kaip antra oda. Ir iš tikrųjų labai fainas poveikis jaučiasi po to. Mes naudojam iš tikrųjų, mes draugavom jūs su šito prekiniu ženklu ir, kaip sakant, gal reikia klausyk man kažkada tai istorijos įsidėti, kad įtikinti. Bet šiandien ryte galėjot mane pamatyti. Buvau tikrai užtinusi ir gelbėjausi save būtent su NM kaukė. Taip, patikėkit mano žodžiu. Susitaikom. Ne. Tu man sakai, kad nereikia toliau ten nieko daryti, nieko ten. O aš kalbu absoliučiai apie kitus dalykus. Aš nekalbu, ko reikia daryti ar ko nereikia. Aš kalbu apie jausmą, ramybės jausmą, be kurio neįmanoma kurti kitų santykių, jeigu nėra vidinio gero, tokio ramaus santykio su tuo žmogum. Bet aš ir turiu tą ramybę, man nereikia su juo palaikyti ryšio. Kad ramybę turėti, nereikia jos sveikinti su gimtadieniu. Būtent. Kodėl? Todėl, kad tai visiškai nesusiję dalykai. Mano ramybė yra tokia, kad jeigu aš sutinku gatvėje, tas žmogus su juo pasisveikinu. Gerai, pasitikslinu. Vienas dalykas, kai jūs sakot, bet nereikia sveikinti jo su gimtadieniu, ta prasme. Kitas dalykas yra, kad, kaip ir nebūtina sveikinti su gimtadieniu. Pirmas variantas, nereikia sveikinti jo su gimtadieniu, ta prasme, viskas baigta, ten supranti? Tu neleidai mums pasakyti, dėl to ir atsiranda šitas nesusikalbėjimas, nes tu neleidai pasakyti. Aš manau, kad, ta prasme, kad galima išsiskirti su žmogumi ir nepalaikyti su juo ryšio. Taip, bet aš ir ką tik pasakiau dabar tą patį. Ir net negalvoti apie tą žmogų. Aš ryšio nepalaikau ne dėl to, kad aš jaučiu neapykantą tam žmogui. Aš iš viso negalvoju apie tą žmogų, nes mes tiesiog... Bet aš dabar ne tavęs klausiau, aš jo klausiau, kaip jisai jaučiasi santykyje į ją. Nes supranti... Nėra jokio santykio. Aš suprantu. Dabar žiūri mano draugę, su kuria aš gyvenu ir sakau, nėra jokio santykio. Dėl to tu bijai, kad jinai neduok tu Dieve pasakysi. Ne, jis tiesiog jaučiasi iš tikrųjų. Ne, pavyzdžiui, man tikrai labai gaila, pavyzdžiui, kad aš pasakysiu apie savo situaciją, ne. Aš tikrai su Freja turėjau pokalbį, vakar su Deividu kaip tik tam bigiai ir šnekėjom. Aš jam visą laiką papasakoju, ką aš su Freja pašneku, apie, pavyzdžiui, mūsų šitą dabartinę situaciją, jūs atsigerkite, jūs įsikarščiavote. Jisai turi naują draugę ir ten yra supratimas, kad jau po to, kai baigėsi santykiai, iš viso tai yra geriau neturėti ir geriau iš viso, kad nieko nevyktų. Ne, aš nesutinku, pas jūs yra vaikas, jūs privalo bendrauti. Tai būtent čia viskas yra gerai. Čia keičia situaciją. Čia yra kitokia situacija. Taip. Dabar su Freja mes važiuojam ir važiuojam puošti eglutę, aš nuvešiu pas juos į namus ir jie puošia eglutę. Ir aš su Freja kalbuosi, sakau, įsivaizduok, tau net iš tikrųjų pasisekė, žinai, šitoj pusėje, kad mes esam išsiskyrę ir mes gyvenam atskiruose namuose, nes tu įsivaizduoji, kiek tu eglučių gali papuošti, žinai, gali nuvažiuoti ten papuošti. Kiek švenčių pradidėja. Ir jinai taip, ir jinai išgirdo žodį išsiskyrė. Ir jinai pradėjo vaidinti tokią suaugusią ir sakyti, taip. Ir sakau, supranti, bet pavyzdžiui, sakau, perduok Astai linkėjimus, o sako, o kaip man perduoti juos, kaip aš galiu perduoti? Tai sakau, tu tiesiog gali pasakyti, linkėjimai nuo Inetos. Pasakyti, gali pasakyti. Sakau, nes galbūt jinai nelabai nori su manim bendrauti, nes aš sakau, žinai, kaip būna, pavyzdžiui, mes draugavom, buvom, ir jinai tada manęs klausė, sako, o tu, lyg tarp kitko, sako, o tu, mama, o tu turėjai vyrą? Kada nors. Aš sakau, su upės tėčiu aš gyvenau 8 metus, su tavo tėčiu aš gyvenau 10 metų, sakau, Freja, tai yra daug. Bet sakau, mes vieną dieną nusprendėm, kad mes gyvensim atskirai. Ir jinai, Ir sakau, įsivaizduok, kaip faina. Gyventi atskirai, daug geriau sutarti, nesipykti. Ir mes tiesiog taip nusprendėm. Ir sakau, tėtis surado naują moterį. Ir sakau, būna tokių situacijų, kai ta moteris nelabai nori bendrauti tarpusavyje. Ir sakau, bet viskas gerai,
aš noriu jai perduoti linkėjimus ir tu perduok, ta prasme, linkėjimus. Ir jinai tokia mažytė, 6 metai, jinai, jo, žinau, kai būna, kai vienas ten su tuo, paskui nes jinai žiūri ten tokius video, kur būna mergaitė su berniuku draugauja, atsiranda trikampis, kažkas ten tokio, kad tas pavydi tam ir vienu žodžiu. Aš sakau, nes labai faina, kad mes visi galėtumėm, pavyzdžiui, pasisveikinti elementariausiai. Tiesiog man yra trupučiuką šitas kampas, jisai toksai nėra harmoningas ir nėra išspręstas. Nes man atrodo, kad jeigu mes tiesiog susitiktumėm ir pasisveikintumėm su ja, atsirastų daugiau atsipalaidavimo visuose kampuose, nes, ta prasme, ir jai ramiau būtų, ir man maloniau būtų, nes vis tiek. Čia tikrai, čia mažinutė. Ne, žinutė, aš turiu omeny, kad man atrodo taip natūralu palaikyti gražius santykius apskritai, nesvarbu, kas mes ir kaip mes gyvenam, kiek artimi, kiek tolimi, kiek mes turim santykių su kitais žmonėm, ta prasme, kiek... Tiesiog man labai svarbi yra harmonija, kad visur vyktų harmoningai. Aš tada klausau, aš suprantu, ta prasme, tą pozityvą, viskas čia yra tvarkoje, bet aš vis tiek norėčiau palikti vietos ir opinijai, kad nebūtinai reikia visiems būti komunai, žinai. Taip, bet aš ir neturiu nusiteikimo. Aš gerbiu jos pasirinkimą, ašgi nieko nelabai gerbi, nes tu sakai, kad jis yra tam tikrą prasme neteisingas, nes, žinai. Kodėl neteisingas? Aš tik tai savo pageidavimą išreiškiu. Ta prasme, čia yra kaip tik pagarbos žestas, tai nėra kažkoksai, žinai, Aš manau, kad žmogus gali priimti harmoningai sprendimą, nekurti santykių. O kodėl tu girdi, kad aš sakau, kad jinai turi privalo ar kažką? Ne privalo, bet turiu minį, kad man atrodo, kad gan natūralu, kad jinai, tarkim, nenori to santykio kurti. Žinot, kaip yra gyvenime. Man tiesiog nesuprantama galbūt yra, kai svarbu, kad jinai gražiai elgtųsi su vaiku, o su tavim tai, ką, jūs neutraliai galite bendrauti, nebūtinai gyvenime. Mes nebendrauju niekaip, aš jos mačius, sakysi, nesu. Bet gal ir nereikia. Gal. Taip, bet man tiesiog, jeigu mes užvedėm kalbą apie tai, aš turiu... Aš kažkaip paprasčiau žiūriu, žinai, visą laiką aš taip žiūriu, vat, tu bandai... Ne, tau labai paprasta, ištrinti nebuvo, nereikia ir viskas. Nepaprasta, oi, klausyk, tikrai nepaprasta. Bet turi labai daug viduj praeiti etapų, kad tu susitaikytum. Taip, va čia šitą reikia ištrinti ir dabar atsakymas į mano klausimą. Ir labai daug reikia praeiti etapų, kad susitaikytum, kad priimtum, taip toliau. Bet kai tu visą tai praeini, tau viduj ramu. Taip. Ir tu niekam nieko neprivalai. Tai va čia dabar atsakymas atėjo į tą klausimą, kur mes prieš pusvalandį aš jį uždaviau. Tai va pasirenki, ar bendrauti, ar nebendrauti. Ypač jeigu ir tas žmogus nenori bendrauti. Tai kam čia versti kažką bendrauti? Žinai, gimus net nėra privaloma ar kažkokia duotybė. Aš nežinau, kad tik tai palengvėjimas ateina tada, kai žmonės nebeturi jokių nuoskaudų viens kitam. Čia žinai, kad net su tėvais kartais santykis nebūna ryšasi, tėvai būna smurtautojai ir taip toliau, ir tau nepriklauso su jais bendrauti. Būna su giminėm nebendrauja ir nieko tokio, suprantate? Ne, nieko tokio. Giliai prieštarauju, nieko tokio. Nu, bet tai žiūrėk. Dėl to nesiseka ir su dar kitais santykiais, ir dar su kitais, ir dar su kitais. Nebūtinai, ne visą laiką tu renkiesi, ne visą laiką tu renkiesi. Visada tu renkiesi. Visą laiką turi prisimti atsakomybę už tai, kad tu viską kuri. Savo gyvenimą kuriam patys. Tai turi prisimti atsakomybę kartais atitolti, nebendrauti ir kurti savo gyvenimą. Kurti savo gyvenimą neišsivalius nuo nuoskaudų. Bet tu gali nejausti nuoskaudų. Nu, nežinau, tu turi ten, tarkim, kažkokius taip pusbrolius, kurie tau neskambina ir niekada su tavim nebendrauja. Ar tau nuo to skauda? Ne, čia yra visai kas kita. Nu ir viskas, ir tu toliau gyveni, kuri savo gyvenimą. Bet gal, žinok, ne kas kita, nes čia netgi tavo kraujo ryšys yra. Aš turiu omeny visai kas kita, dabar mes kalbam ne apie pusbrolius, apie tokį asmeninį santykį. Bet tai čia dar svarbiau, čia yra tavo kraujas. Ne, tu dabar nubėgi nuo to, ką mes kalbam. Aš manau, kad mes nenubėgom, mes praplečiam temą. Praplėtėm jau. Ne, jūs ne visai girdit. Bet mes juk nebūtinai turim sutarti. Klausytojai supranta iš šono situaciją, apie ką aš noriu pasakyti. Nieko blogo yra laikyti nuoskaudas ir sakyti, kad viskas gerai, man viskas santykis su gerai yra, viskas yra gerai. Man nereikia nieko. Aš turbūt palinkėsiu, žinot, per šventes žmonėm atrasti. Perduok jai linkėjimus ir palinkėk gerų dienų. Matai, kaip sudėtinga. Viskas mums yra gerai, mums nieko nereikia daugiau, bet perduoti ir palinkėti nieko neišeina. Aš manau, kad galima diskutuoti visom temom ir nebūtinai sutarti.
100% ties visais klausimais. Nu, čia diplomatija jau čia įsijungia. Visai ne diplomatija, dėl to, kad mes neturim muštis, turim, kol laimėsim. Nu, ta prasme, aš manau, kad aš tai net nekovoju, absoliučiai, bet dėl to ir sakau, kad nėra išgirdimo, ką aš noriu pasakyti. Aš noriu pasakyti, kad kaip yra gera su savo žmogum, su kuriuo tu prabuvai kažkurį laiką, susitikti ir kaip yra palengvėję ant dušios, kai tu gali drąsiai žiūrėti į akis ir sakyti iki. Ta prasme, tau net nereikia bendrauti, tu gatvėje susitiks, labas, sėkmės, viskas gerai, viskas čiau. Bet tai aš sutinku, su to gatvėje susitikus aš nebu apie tą tokį labai tokį išrištą situaciją. Ir kaip yra ne visai faina, kai yra toks... Tai va, aš tau labai palinkėsiu. Aš tau tikrai palinkėsiu, kad tu su Asta, kad pagaliau išsispręstų. Aš tiesiog tu susitikti, labas pasakyti. Tai kaip kalėdų stebuklas įvyks. Iš tikrųjų, man tai būtų labai malonu. Kalėdų stebuklų tikime mes. Ir aš labai džiaugiuosi, kad kuomet žmonės turi buvusius santykius su vaikais ir palaiko normalus ryšius. O tie, kurie neturi vaikų, tai jų gyvenimai gali išsiskirti ir jie gali vienas su kitu nebendrauti, čia jų pasirinkimas. Bet vaikas tai yra bendras ir bendras ryšys. Čia jokio skirtumo. Čia jokio skirtumo. Čia mes visi... Ne. Ramybės linkime, ne veltui. Ne, bet kaip Marija, tu visiškai neįkirtai, apie ką aš šneku. Ta prasme, čia yra wow, įspūdinga. Ramybės visiems, aš labai dėkoju tau, kad... Aš sakiau, kad sėdžiu ant karštos kėdės. Sukepėjai. Tokius debatus paklausiau, kad ulelė. Čia yra visiškai atskiras dvi laidos. Labai smagu, kad atėjai pas mus ir tu, kaip sakant, pabuvai tokių, žinai, kartais netgi moderatorium, žinai, šitos. Ne, tikrai. Man retai tenka pabūti tarp dviejų karštų moterų, kurios tiesiog labai gina savo opiniją. Tu supranti, kad mes viską kalbėjom apie tave? Čia jums taip atrodo. Ne, mes... Bet žinok, tikrai tau taip atrodo, kad apie mane kalbi, bet... Bet žodžiu, viskas. Šventės artėja. Taip, tai palinkėkime visiems gražių švenčių, perduoti vieni kitiems linkėjimų. Ir nebūtinai. Supranti, pavyzdžiui, būtų viskas harmoningai, sakytų, Dieve, perduodu tau, atsidarau telefonų knygą ir dabar perduodu. Dieve, kaip viskas sudėtinga, kiek mes viskas sudėtingai sukūrėm, laikom visokius vaikštant. Linkėjimai tau. Kaip paprasta.